Sveiki visi motociklistai, motociklistės. Šiandien toks neblogas oras pasitaikė, sausa, +8 čia pas mus Anglijai. Norėčiau pristatyti vieną modelį. Tas modelis yra BMW F900 GS. Jisai kaip ir nėra toksai naujas. Šitas yra naujausias dabar 25 galo. Bet jie kažkur tai, kaip atsimenu, pradėjo eiti gal nuo 23. Tai kaip ir modelis toks pasisekęs, galiu pasakyti. Jisai turi, kiek iš čia turi arklių, 105 arklius. Kaip jie tokiam užtenka, aš galiu pasakyti. Greičio irgi užtenka. Aš važiavau 100 mylių į valandą, tai 160 gal kilometrų per valandą. Tai gana užtenka, to pilnai užtenka. Jis yra 809 ar 95, kažkas tai tokio. cc tas kubatūra, kaip sakant, variklio. Aišku, nesu aš čia toksai super blokeris, bet tik tai galvoju, kad dabar ne sezono metas, tai vis tiek namuose sėdit. Sniego gal net Lietuvoje yra, aš kiek mačiau, ten biški buvo. Tai vis tiek gal įdomu pasižiūrėti kažką tai, kas naujo, kas gero. Aš kažkaip tai BMW toks fanas esu, tai visą laiką testuoju tos motociklus, tai šitą kaip ir paėmiau jau savo ir galvoju pabandysiu. Jisai yra toksai pusiau enduro, gatvinis irgi, galim ir gatvėm važinėti, ir laukais, ir vieškeliais, tik tai aišku reikėtų padangas pasikeisti. Čia pas mane yra dabar gatvinės padangos, aš tai kaip laukų pradedantysis, tai išbandysiu, kada pasikeisiu padangas, tada gal galėsiu daugiau ką papasakot. Dabar gatvėmis dar važinėju, tai kaip ir visai nieko, neblogas. Manevringas gana, tikrai gera važiuoti, aukštai taip sėdi. Šita, aišku, versija yra pažeminta. Jos yra amortizacija žemesnė. Kita prieš tai, kur aš testavau, tai buvo tas paaukštintas. Tai jau tenais grinai toks enduro, jau kalnais važinėti. Bet jisai irgi gatvinis, nes viskas tas pats yra. Tik tai specifikacija aukštesnė. Tai ką aš galiu pasakyti, šitas yra standartinis žemesnio profilio, žemo, ir jisai yra, kaip čia pasakyti, ir jisai yra daugiau tinkamas, kurie yra žemesnio ūgio žmonės, nes kadangi, kai aš tai toks vidutinis esu, tai aš kai važinėjau su tuo aukštesniu, tai jau ant pirštų galiukų. Kai sustoji, ant pirštų galiukų reikia stovėti. O šitas yra pilna pėda. Tai čia tokiem, kas yra neaukšto ūgio. Labai gerai tinka. Ką dar galiu pasakyti apie jį? Nežinau, dar neilgai aš jį turiu, tai labai daug ko negaliu apie jį pasakyti, bet pasakiau jau ką prieš tai, kad turi Karpovič tą jau titaninį šitą dūdą tą, kaip vadinama, nežinau, lietuviškai jau sakyti. Tai Karpovičiaus yra originalas, jis įeina į tą motociklą, jie visi su tokiais yra. Ką dar pasakyti? Dar pasakyti galiu, kad jeigu kas ir kada važinėtumėte, aišku, rekomenduočiau užsidėti tas apsaugas. Dar variklio aš laukiu, čia tokios variklio apsaugos turėtų būti. Tai aš dar jų laukiu, turėtų ateiti
tos variklio, o šitą tai rekomenduočiau, nes kadangi jeigu jau išvažiuotumėt kur po mišką važinėt ar kur ir numestumėt, tai nors plastiko nesudaužytumėt, nesulaužytumėt. Nu ką, kas čia daugiau gero. Nu, bakas jis, šiaip tai jisai, aš kai turėjau